Mano draugai, sveiki visi, mano vardas Maksimas Troimanas ir šiame vaizdo įraše mes kalbėsime apie kompanijos Vieda rinkodaros planą. Prieš kalbėdamas apie pačią rinkodarą, noriu pasakyti savo požiūrį į MLM industriją. Mano nuomonė, MLM industrija šiandien suteikia galimybę visiems žmonėms pakeisti savo gyvenimo kokybę. Nesvarbu, kokius įgūdžius turite, nesvarbu, koks jūsų statusas, nesvarbu, koks jūsų išsilavinimas, tikėjimas ar kokios esate tautybės. Svarbiausia yra tai, kad yra galimybė pakeisti savo gyvenimo kokybę dėka MLM industrijos. Dirbti iš tos pasaulio vietos, kuri jums patinka gyventi, keliauti, tuo pačiu metu vystyti savo verslą, pagaliau įgyti ilgai lauktą laisvę, sulaukti pripažinimo, pradėti daug keliauti ir, žinoma, keisti savo gyvenimą ir aplinkinių žmonių gyvenimus. Na, o dabar pakalbėkime apie kompanijos Vieda rinkodarą. Jei kas nors bus neaišku, aš iš karto jums paaiškinsiu, kokią terminologiją naudoju. Taigi, kas yra kompanijos rinkodaros planas? Tai atlygio sistema, kurios dėka mes gauname savo komisinius už sukurtą prekių apyvartą kompanijos struktūroje. Norint tapti kompanijos partneriu, mano draugai, reikia įvykdyti svarbiausias sąlygas. Tai nuspręsti, su kokiu verslo paketu įeinate į verslo kompaniją. Mes turime 3 startinius paketus. Tai yra 250, 500 ir 2000 PV 100 PV. Šiame ekrane 100 ir 2000 PV šioje lentoje. Kiekvienas šis paketas turi tam tikrą turinį, kurį pasirenkate kaip kompanijos produktus. Tai nusprendžiate, kuris verslo paketas jums tinka įstojimui į verslą, apmokate šio verslo paketo kainą ir tampate pilnateisiu mūsų partnerių tinklo partneriu. Kas labai svarbu, mano draugai, tuo momentu, kai tik paspaudžiate mygtuką apmokėti, jūs iš karto akimirksniu gaunate 100% jūsų pirkimo kainos grąžinimą kaip cashbacką. Jūs gaunate šiuos pinigus į savo grynųjų pinigų grąžinimo sąskaitą, kuri vėliau leis jums įsigyti įvairias kompanijos prekes su nuolaida iki 50%. Taigi, mano draugai, jūs tapote kompanijos partneriu ir įsijungėte į kompanijos premijų programą, kurioje yra 7 premijos, mano draugai. Pakalbėkime apie jas. Pirmasis iš jų yra žingsnių premija, binarinė premija, pakartotinių pirkimų premija, turistinė premija, automobilių premija, lyderio premija ir žinoma globalinė premija. O dabar pakalbėkime konkrečiai apie kiekvieną iš jų. Taigi, pirmasis pajamų šaltinis yra žingsnių premija. Kas labai svarbu, žingsnių premija išmokama akimirksniu. Iškart už atliktą darbą, kai viename lygyje turite 2 partnerius skirtingose komandose. Tai yra dešinėje ir kairėje komandoje jūs turite galimybę gauti iki 50% nuo mažiausio paketo kainos šioje poroje. Pažiūrėkime pavyzdį. Taigi kairėje komandoje turime partnerį su 500 PV paketu, dešinėje su 500 PV. Atitinkamai, mažesnė kaina yra identiška 500 PV, jūs gaunate 200. Kalbėkime iš karto apie eurus, akcentuokime euro rinką – 250 eurų. Čia santrumpa Vieda doleris. Tai vidinė vertė, vidinis atsiskaitimo ekvivalentas Vieda kompanijų sistemoje. Toliau antrame lygyje pas jūs ateina 2 nauji partneriai su paketais po 2000 PV. Jūs gaunate nuo mažiausio, vėlgi ekvivalentą, gaunate 1000 eurų komisinių už tai, kad pakvietėte 2 partnerius su paketais po 2000 PV. Ir štai trečias pavyzdys, trečias lygis, kuriame iš kairės ateina partneris su 500 PV paketu, o iš dešinės su startiniu paketu už 2000 PV. Čia, mano draugai, jūs gaunate 50% mažiausio paketo vertės, tai yra 500 PV, jūs uždirbate 250 EUR arba 250. Sveiki 200 euros, 250, 250. Yes, tai skaitimas eurais 250 vieta dolerių. Kas labai svarbu, mano draugai, štai šis skirtumas. Čia jis yra 1500 PV, jis yra jūsų kaupime. Bet kuriuo metu žmogus kairėje gali atlikti atnaujinimą, įsigyti tam tikrą produkciją už 2000 PV ir jūs uždirbsite reikiamą sumą iki pilnos vertės, iki 1000 eurų. Tai yra pirmoji premija, žingsnių premija, kuri yra labai svarbi, mielieji. Ji išmokama akimirksniu, kai tik atlikote veiksmą ir jūsų dviejose komandose, kairėje arba dešinėje komandoje, atsirado partnerių pora viename lygyje. Jūs iš karto gaunate 50% komisinių, toliau binarinė premija. Ir šiame paveikslėlyje noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, raudonas langeliai yra tie partneriai, kurių dėka jau uždirbote. Pirmasis pajamų šaltinis yra žingsnių premija. Visi kiti, kurie neįtraukti į žingsnių premijos apmokėjimą, nes kiekviename lygyje galime tik vieną kartą uždaryti žingsnius,
o visi kiti partneriai eina į binarinę premiją. Kas yra binarinė premija? Mano draugai. Tai yra 10% išmoka nuo sukurtos silpnosios kojos prekių apyvartos. Ką reiškia silpnoji? Šiame pavyzdyje matote, kad už sukurtą prekių apyvartą. Pavyzdžiui, šiandien kairioji komanda padarė 2000 PV prekių apyvartą, o dešinioji komanda padarė 2500 PV prekių apyvartą. Atitinkamai kairioji yra silpna komanda ir jūs gaunate 10% nuo jos prekių apyvartos. Mūsų pavyzdyje tai yra $200 arba 200 eurų, jei kalbame apie Europos rinką. Taigi, mano draugai, čia iš karto pradeda veikti du bonusai – žingsnių ir binarinis. Taip skaičiuojami žingsniai, aš paaiškinau ankstesnėme pavyzdyje. Primenu, kiekviename lygyje jūs uždarote žingsnius, kai turite partnerius iš kairės ir dešinės komandos. Atitinkamai, jei jūsų partneriai įeina į 500 PV paketą, kiekviename iš 9 lygių, pagal mano pavyzdį, jūs uždarote 250 eurų arba $1 žingsnį. Jei jūsų partneriai įsigyja paketus po 2000 PV, tai yra premium paketas, kuris suteikia galimybę vienu metu dalyvauti visose kompanijos premijose ir suteikia daugybę papildomų privilegijų atitinkamai. Kiekviename lygyje jūs uždarote žingsnį ekvivalentų $1001 arba 1000 eurų. Taigi nesunku apskaičiuoti, mano draugai, suformavus tik 9 lygius gylio, patvietus 2 partnerius ir išmokus juos taip pat kviesti po 2, mokyti, dubliuoti, padėti savo žmonėms. Jūs suformavote komandą iš 1022 partnerių, uždirbote iš pirmojo pajamų šaltinio žingsnių premijos 2250 eurų arba $1 ir uždirbote iš binarinės premijos prijungus 500 PV paketus. Už 500 PV, ekvivalentą 500 PV, jūs uždirbote 25 000, šiek tiek daugiau nei 25 000, o prijungus paketus, kurių ekvivalentas yra 2000 PV, jūs uždirbote šiek tiek daugiau nei 100 000 eurų arba $1. Mano draugai, pakartosiu, tai tik pavyzdys, kai prisijungia 2 žmonės, 2 partneriai. Tačiau mūsų komandose yra daug žmonių, kurių aplinkoje yra tokie pat aktyvūs, tokie pat tikslingi žmonės, kurie norėtų pakeisti savo gyvenimo kokybę. Ir jei kviesite ne po 2, o po 4 žmonės, atitinkamai skaičiai smarkiai išaugs. Mano draugai, jūsų komandoje bus vėlgi iki 9 lygio 2044 partneriai, jūsų pajamos iš žingsnių sudarys 2250 arba $9001. Tai labai svarbu. Ir binarinė premija žymiai padidės, mano draugai. Jei turite paketus po 500 PV, jis sudarys 50 000, šiek tiek daugiau nei 50 000, $1 arba eurų. Ir jei paketai yra 2000, tai sudarys šiek tiek daugiau nei 200 000 eurų arba $1. Mano draugai, tai labai svarbu. Taigi, plėtodami mūsų komandą į gylį ir padėdami mūsų partneriams daryti tą patį, mokydami juos, padėdami jiems rengti susitikimus, verbuoti, teisingai registruotis, per labai trumpą laiką galime gana greitai sukurti struktūrą, kuri suteiks mums labai geras pajamas, momentinės, kas yra labai svarbu, pajamas. Iš žingsnių ir binarinės premijos. Mano draugai, aš pateikiau šį pavyzdį, bet nepaminėjau laiko veiksnių. Tai galite padaryti per mėnesį, per 2, per 3 ar per pusmetį. Bet net jei šias sumas padalinsite pusmečiui, net metams, aš jūs užtikrinu, kad tai bus žymiai didesni skaičiai, nei daugelis gauna dirbdami pas mus. Arba dirbant laisvai samdomų darbuotojų, arba vedant savo tradicinį verslą. Tai taip pat įmanoma, judame toliau. Kitas bonusas yra pakartotinių pirkimų bonusas. Prisiminkite, aš jums sakiau, kad ankstesniuose pavyzdžiuose pateikiau jums statistiką, įskaitant iki 9 lygio. Kadangi pakartotinių pirkimų premija taip pat mokama iki 9 lygio gylio nuo jūsų asmeniškai pakviestų žmonių ir jų komandų sukurtos prekių apyvartos. Taigi, mano draugai, šiuose 2 paveikslėliuose pateikiu jums premijos išmokos už pakartotinius pirkimus pavyzdį. Taigi, jūs pakvietėte vis dar 2 žmonės. Jūsų žmonės taip pat kviečia po 2 žmonės iki 9 lygio gylio. Jūsų komandoje yra daugiau nei 1000 partnerių, tiksliau 1022 partneriai ir įsivaizduokime situaciją, kad jūsų partneriai kartu su jumis, žinoma, kas mėnesį perka mūsų produktus savo. Ar kitas produktas, kurį mes su malonumu naudojame. PIK 30 PV eurų arba $1 ekvivalentų, vidutiniškai tai yra 50 eurų. Taigi jūsų partnerių tinklas tik iki 9 lygių gylio sukuria daugiau nei 51 000 eurų prekių apyvartą. 5% iš šios sumos kompanija išmoka jums, tai pakartotinių pirkimų premija.
Tai yra 2255 eurus. Galite papildomai uždirbti kas mėnesį iš pirmųjų 2 atlygių pagal pakartotinių pirkimų premiją. Na ir antras paveikslėlis, mano draugai, kaip pakvietėte 4 žmonės ir jūsų partneriai daro tą patį. Jie dubliuoja jūs, taip pat kviečia po 4 žmonės į jūsų verslą, į jūsų komandą ir pradeda sėkmingai vystytis. Čia jau yra daugiau nei 2000 partnerių, vis dar tos pačios pirkimo kainos 30 arba 50 eurų, bet jau sukurtas prekių apyvarta viršyje 100 eurų. Mano draugai, atitinkamai jūsų 5 procentai nuo sukurto prekių apyvarto sudaro šiek tiek daugiau nei 5000 eurų. Labai svarbu, kad pakartotinių pirkimų premija išmokama pagal mėnesio darbo rezultatus. Mūsų įmonės ataskaitinis laikotarpis yra nuo 29 dienos iki kito mėnesio 28 dienos. Ir jau 29 dieną gaunate pakartotinių pirkimų premiją į savo sąskaitą. Bet tai dar ne viskas, mano draugai. Kiekvienas iš mūsų mėgsta keliauti ir labai puiku, kai turime galimybę keliauti nemokamai. Kompanijos sąskaita. Ir kompanija mums sako, uždaryk kvalifikacijas, gauk pripažinimą, gauk įvairius dėmesio ženklus iš kompanijos, iš partnerių tinklo, tuo pačiu gauk papildomų pinigų į savo turistinį fondą. Bet norėdami suprasti, kaip tai vyksta, turime suprasti paprastą tiesą, kad mūsų kompanijoje yra kvalifikacinė laiptinė. Atlikdami vieną ar kitą veiksmą, pasiekdami vieną ar kitą kvalifikaciją, mes papildomai uždirbame pinigų savo turistiniam fondui. Taigi, pirmoji kvalifikacija – direktorius, mano draugai. Norint uždaryti direktoriaus kvalifikaciją, turite atitikti šią sąlygą. Jūs turite turėti vieną stiprią koją, kuri padarė 5000 PV, daugiau prekių apyvartą. Ir visi kiti, kurie bendrai padarė prekių apyvartą nuo 5000 PV ir daugiau. Šiuo atveju jūs uždarote direktoriaus kvalifikaciją ir gaunate į savo turistinį fondą papildomai 100 eurų arba 101 dolerių. Pažiūrėkime šį pavyzdį, mano draugai. Kaip paprasčiau vystyti verslą kvalifikacijos uždarimo požiūriu. Taigi, jei pakvietėte tik 2 partnerius, turite partnerį iš kairės ir iš dešinės kojos, atitinkamai reikia, kad abu šie partneriai kartu su savo komanda padarytų prekių apyvartą nuo 5000 PV. Tokiu atveju jūs įvykdote rinkodaros plano sąlygas, uždarote direktoriaus kvalifikaciją, gaunate papildomai 100 eurų arba 101 dolerių į savo turistinę premiją. Bet jei pakvietėte 4 žmonės į savo verslą ir vienas iš jų padarė maksimalų prekių apyvartą 5000 PV, jis yra stipri šaka, o visi kiti 3 bendrai taip pat padarė 5000 PV, jūs vėlgi įvykdėte kompanijos rinkodaros plano sąlygas ir uždirbote papildomai, gavote papildomą pripažinimą iš kompanijos. 101 dolerių arba 100 eurų savo turistiniam fondui. Žinoma, kai turite plačią pirmąją liniją, tai padaryti yra daug lengviau, mano draugai, kadangi čia mus reglamentuoja tik 2 žmonės, o čia jau turime 4 partnerius. Kita kvalifikacija – regioninis direktorius. Čia jau šiek tiek padidėja bendras apimtis. Tai 10 000 PV stipri šaka ir 10 000 PV silpnos šakos kartu sudėjus. Ir šiuo atveju jūs papildomai gaunate 201 dolerių. Eurų į savo turistinę sąskaitą. Vėlgi tas pats pavyzdys, mano draugai. Jei turite 2 pakviestus žmonės, tik 2, tai atitinkamai kiekvienas iš jų kartu su savo komanda turi padaryti bendrą 10 000 PV apyvartą kairėje ir dešinėje. Taip įvykdoma sąlyga ir jūs uždirbate papildomai 200 eurų arba 1 dolerių. Bet jei turite 4, ši užduotis tampa lengvesnė, nes vienas žmogus įvykdė sąlygą ir tapo stipria šaka kartu su savo komanda, kuri įvykdė 10 000 PV prekių apyvartą, o visi kiti bendrai, tarp jų gali būti paskirstytos tam tikros prekių apyvartos sumos, bet bendrai įvykdė 10 000, jūs taip pat uždarote regioninę direktoriaus kvalifikaciją. Kas labai svarbu, mano draugai, kvalifikacijos išlieka jums visada tol, kol esate kompanijos partneriai. Tačiau kas mėnesį patvirtindami kvalifikacijos duomenis sukurtomis prekių apyvartomis, kiekvieną mėnesį uždirbate papildomus premijas į turistinį fondą. Na ir nacionalinis direktorius, sustokime dar ties šią kvalifikaciją. Būdamas nacionaliniu direktoriumi, be turistinių premijų papildomai dar gaunate automobilių premiją ir į savo automobilio sąskaitą gaunate 500 eurų arba 501 dolerių. Šiuo atveju reikia įvykdyti sąlygą 30.000 PV stipri šaka ir 30.000 PV visos kitos šakos kartu.
Mano draugai, dabar siūlau mums kartu apskaičiuoti bendrą kompanijos premijų pajamų sumą. Dar kartą pakartosiu, tai žingsnių premija, binarinė premija, pakartotinių pirkimų premija, turizmo fondas ir automobilių premija. Taigi, mano draugai, du pavyzdžiai, kaip minėjau anksčiau. Jūs pakvietėte 2 žmonės, jūsų partneriai padarė tą patį ir jūs pakvietėte 4, jūsų partneriai padarė tą patį. Taip pat primenu, kad yra 2 verslo įėjimo paketai, tai 500K ir 2000K. Taigi, pirmuoju atveju 2 pakviestieji ir teka už 500 arba 2000. Taigi, už žingsnių premijas uždirbate 2500, 9000, 2500, 50 000 ir 100 000 už binarinę premiją. Pakartotiniai pirkimai 2555, turizmo fondas 200 ir automobilių premija 500 eurų arba $1. Iš viso 30 805 įsigyjant paketą 500 peiviai ir 112 655 įsigyjant paketą 2000. 112. Peiviai. Pradėsime nuo startinio paketo 2003. Na ir žinoma, šiek tiek aukščiau. Jei pakviesite 4 savo partnerius, pajamos su 500 peiviai yra 58 minus 410 000 eurų. 1000 euras ir atitinkamai prie 2215 610 000 euras, mano draugai. Ir tai tik 5 pajamų šaltiniai. Taip pat pakartosiu, kad jų turime 7. 6. bonusas yra lyderio bonusas, kur pasiekia nacionalinio direktoriaus kvalifikaciją ir aukščiau dalyvaujate 1% lyderių fondo perskirstime. Nuo bendros Eurazijos regiono prekių apyvartos tiek pakartotinių pirkimų, tiek bendros prekių apyvartos, į kurią įeina ir pakartotiniai pirkimai ir pirminės registracijos, taip pat atnaujinimai, kuriuos atlieka mūsų partneriai. Na ir žinoma 7. pajamų šaltinis, pats svarbiausias, sakykime, pats riebiausias mūsų kompanijoje, tai globalinė premija. Pasiekę ambasadoriaus statusą, turite galimybę dalyvauti perskirstant 0,5% nuo viso holdingo sukurto pasaulinio prekių apyvartos. Pavyzdžiui, vien tik Kinija, kuri daro daugiau nei $800 milijonų prekių apyvartą, kas mėnesį galima apytiksliai apskaičiuoti, kokioje prekių apyvartos sumoje dalyvausite perskirstant šį procentą. Kas labai svarbu, mano draugai, visos premijos sumuojamos, jos viena kitos nepanaikina, jos sumuojamos, tai padidindamos mūsų partnerių likutinių pajamų. Atsižvelgiant į tai, siūlau ir kviečiu kiekvieną iš jūsų susipažinti su mūsų premijomis, mūsų atlygio sistema. Žinoma, kreipkitės į tuos mūsų komandos, mūsų kompanijos partnerius, kurie jums davė nuorodą į šį vaizdo įrašą ir užduokite savo klausimus. Ir kviečiu jūs prisijungti prie mūsų aktyvios komandos tolimesniam bendram verslo vystymui su kompanija Gieda. Iki kitų susitikimų, mano draugai, mūsų svetainėje, mūsų kanaluose ir žinoma mūsų YouTube kanale bus dar daugiau naudingos informacijos. Iki.